šiandien susirinkom prie Šilo ežero ir turėjom tokią savęs pažinimo kaip užduotis, tokį užsiėmimą. Šašlyko paėmė? Šašlyko. Geras oras, gera kompanija, gera programa šiandienos, tokia programa tobulėjimui, susibendravimui. Fully exhale. Hold your breath. No oxygen needed. Treneriai šaukia, kad 15 sekundžių liko. Ir čiok, antrasis raundas. Bandot įgyvendyti tai, kad treneris jums sakė daryti. Bandote daugiau klinšuotis. Važiuojas po pertraukėlės pailsėjęs, irgi dar kupinas jėgų priešintis jums. Bet jūs spaudžiat į klinčią. Spausk! 5! Dirb! Jei! Laikas! Tai biškį pameditavom, vizualizavom savo kovą, savo šiaip gyvenimą. Tai va, čia taip virvutė eina ir eina, kam nueina. Čia mūsų trasa bus. Užduotis privertė tave kaip suprasti, kad visada reikia eiti į priekį. Nesvarbu, kad žinai, kad kažkas tavęs laukia, tiesiog eik toliau į priekį ir nepasiduok. Ir tuo pačiu dar su savim, taip susipažinau, nusiraminau, pasiruošęs kitai savaitei. Vieną gal pamoką, kurią bent jau išmokau per tą užduotį, kur reikėjo eiti pagal griuvę, tai kartais atrodo, kad jau pabaiga kažkokio kelio, bet atrodo dar yra toliau, kur gali eiti, ko gali siekti, tik reikia rasti tą kitą virvę, reikia rasti tą kitą kelią ir toliau eiti ir toliau siekti, ko nori. Tai tikslas buvo, kad visi tarpusavį galėtų biškai susipažinti, pagerintų tą ryšį ir suprastų, kad visi skirtingai mąsto, bet tuo pačiu ir panašiai mąsto ir tuo pačiu dar suteikti jiem patirtis, kur grinai jų vaizduotė pačių dirba, kad jie galėtų susipažinti, kaip buvo vizualizacijos, kvėpavimo pratimai, kad juos atpalaiduoti yra paėjimas užrištom akim palei virvę, tam, kad galėtų jų vaizduotė pasireikšti. Ir tada buvo refleksijos, tam, kad jie galėtų kartu pasidalintais dalykais ir pagerinti ryšį tarpusavį kaip komanda. Buvo įdomu juos pažinti iš kito kampo, ne tik kad salėje, ne tik kad kovose, bet visai kitose gyvenimo situacijose ir po tų kitų potyrių, negu mes esam įpratę vienas su kitais, kaip salėje, o čia visai kita aplinka, kiti dalykai ir vėl visai kitos emocijos. Daug save iš tikrųjų pažinau per šitą trumpą laiką, per šitą šeštadienio rytą. Iš tikrųjų labai padeda ta refleksija, pasidalinti savom emocijom, išklausyti kitų, taip pat tu gauni tos patirties.
iš kitų, pasidalinęs savo patirtimi. Su kiekvienais pratimais, dirbant, kaip ir šiandienos tas rytas, jis labai yra produktyvus ir galima padaryti apie kiekvieną žmogų tam tikras išvadas, tas stipriasias pusės gal pamatyti, ar net ir pamatyti ir silpnasias pusės. Tais jų pasidalinimais galima daryti išvadas ir žinoti, į ką reikia akcentuotis, ar kaip reikia juos motyvuoti ar nuraminti, kad jie pasiektų dar geresnių rezultatų. Tikrai matęs, kad kai kurie labiau gal ir užsidarę žmonės ir jau po visko šiandien matęs, kad tie žmonės irgi jaučiasi labiau atsipalaidavę. Tai tas mane labai džiugina.